Dreverna. Apžvalgos bokštas. O priešingoj pusė, matom Juodkrantę priešingoj pusė mes tenai. Dešiniau mes matom Juodkrantę tolumoj, Marios ir Juodkrantę. Drevernos uostas. Yra ir tokius pagal senovę padarytų laivų. Ir prasideda Kuršių marios. Kuršių marios. Anoje pusėje tolumoj pačiam horizonte raudonuoja pastatai. Ten yra Juodkrantė. Ten yra Juodkrantė. Ir vėlgi baltuoja mirusios ar negyvusios kopos, į kurias galime patekti iš vienos pusės. Tai toks štai vaizdas nuo Drevernos apžvalgos bokšto. Na, nusileidome nuo bokšto ir matome laivus padarytus pagal senovės modelius. Dreverna. Na, čia laivo pavadinimas Dreverna. Svencelė. Na, tikrai lietuviška Venecija, nes, kaip matom, laivai prie namų ir kanalai išeinantis tiesiai į Kuršių marias. Kitaip tariant, tiesiai nuo namo gali į Kuršių marias išplaukti, o toliau plauk ir nori Juodkrantę, Nidą, Klaipėdą ir taip toliau. Taip, iš tiesų, vandens mylėtojams čia vieta yra pasakiška. Vieta pasakiška. Tikrai kaip Venecija. Gatvėmis. Štai kokia graži vandens sankryžėlė ir tiltelis. Lauko pianinas.
derinimo trūksta, bet pianinas laukom. Paroda automobilyje Rusnė. Įdomiai, aukštas automobilis ant aukštų ratų. Akivaizdžiai, kad galėtų važiuoti esant potvyniams. Nu ir dabar jau visai aišku, va, nebeveikintis, o gal ir veikintis, tik šiuo metu čia yra paroda. Vienas sensorius, toks apijama čia ledas, kuris susirgymas, kad iš šono išleidžiama. Apsensuoti. Vaizdas nuo Kintų apžvalgos bokštelio. Ten kokie suolai žiūrėk. Aha, ten prabangus. Ten ne patys rezervuotis. Gal patys? Tas patys, čia poilsiavietė padaryta. Patys atsinešė iš namų. Jo, teisingai. Atsivežė su priekabėlė. Tokį suolą atsivežė, pasėdė ir vėl pasivežė. Jo, kaip. Pažiūrėk, baig šoko savo vandenį, nors iki kelių. Aha, negilu. Ar čia viena, ar čia kelias kiek? Vienas su... Nu, kai esam Kintuose prie didžiosios tujos, tai aš nežinau kelinta ne Europoje, bet kaip matom, tuja dydžio normalaus. Pažintinis objektas Didžioji tuja. Gražu.